Pirmiausia, tai didžiausias įspūdis tai, kaip greitai per 10 metų išsivystė Kazachstano sostinė, naujoji sostinė Astana, kokie tai yra tempai, kokie tai yra mastai, kokie tai yra objektai statomi būtent šiame mieste. Susitikimas vyko būtent turizmo darbo grupės apimtyje, kai dalyvavo mūsų ūkio ministerijos atstovai, turizmo departamento atstovai, kurio dalyvavau ir aš pats. Susitikimai buvo tiek turizmo ministerijoje, tiek kitose institucijose. Buvo aptariama bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Kazachstano turizmo srityje. Ir ypatingas dėmesys buvo kreipiamas būtent druskininkams kaip vienam žinomiausių, ne tik Lietuvos kurortų. Ir susidomėjimas yra tikrai labai didelis. Be abejo, tam, kad būtų realūs darbai ir rezultatai, reikalinga spręsti keletą problemų. Tai viena iš jų, be abejo, kiek įmanoma lengvesnis pasiekimas Lietuvos, pasiekimumas lėktuvais, nes šiandien dienai skrendant ar tai per Vieną, per Frankfurtą, per Kijevą, kada reikia laukti keletą valandų aerouoste, tikrai nėra patrauklu. Ir be abejo, informacijos sklaida tiek vienoje šalyje, tiek kitoje. Sakykite, kokie tolimesni žingsniai yra numatyti bendradarbiavime? Buvo pasiūlymas labai rimtai druskininkams pagalvoti apie miestus partnerius. Ir vienas iš tokių pretendentų galėtų būti miestas, kuriame sukaupta labai daug įvairių metalurgijos kombinatų, jų administracijos ir taip toliau, tai Žeskazganas. Ir būtent su Kazachstanu, kaip ir buvo pasakyta, geriausi rezultatai gali būti tada, kada yra bendraujama su valdžios institucijomis įvairaus lygmens, tame tarpe ir savivaldybėmis, miesto valdžia, ir tada jau kalbant apie bendradarbiavimą su verslu ir tiek valstybinėmis įstaigomis, kurios dirba įvairiose labai srityse, tai nuo dujų gamybos, naftos gavybos, yra vario kasyklos ir įvairios kitokios. Jūs pristatinėjote darbo grupės nariams druskininkus. Kokį įspūdį jiems paliko jau įgyvendinti ir planuojami įgyvendinti investiciniai projektai? Buvo parodomas tiek filmuota medžiaga, tai yra filmukas apie druskininkus, apie druskininkų objektus ir infrastruktūrą, taip pat skaidrės, kuriomis pristačiau druskininkų esamas galimybės ir būsimus projektus. Daugelis narių sakė, kad tikrai neįsivaizdavo, kad gali būti tokio lygio paslaugos druskininkuose, ir dar šiais metais sulauksime tikrai ne vieną delegaciją, būtent turizmo ministerijos, kitų institucijų, norint įsitikinti ir patiems išbandyti kai kurias pas mus teikiamas paslaugas ir galvoti tada jau apie konkrečius bendradarbiavimus ir apie turistų srautus.